Uždraustos istorijos temos. Per šimtus senovės Egipto tyrinėjimo metų didžiosios piramidės Gizos slėnyje paslapties taip ir nepavyko išsiaiškinti. Kokiu tikslu sukurtas šis milžiniškas statinys? Atsakymo į šį klausimą iki šiol nėra. Didinga piramidė, didinga paslaptis. Faktai byloja apie tai, kad statė ją visiškai ne faraonai, o labai senos ir aukštai išsivysčiusios dievų civilizacijos. Jos gerokai pranoko net mūsų civilizacijos išsivystymo lygį. Šiuo atveju gali būti taip, kad mes, norėdami išsiaiškinti didžiosios piramidės paslaptį, esame lyg neandertalietis, pirmykštis žmogus, kuris stovi prieš gaudžiantį transformatorių ir visiškai nesupranta, kad šis keistas daiktas sukurtas visai ne tam, kad tik gaustų. Didysis transformatorius. Dar 20-ojo amžiaus viduryje prancūzas Bali atkreipė dėmesį į keistą poveikį daiktams, kurie atsiranda piramidės viduje. Mažų gyvūnėlių lavonai neirsta, o mumifikuojasi. Slopinamas mikrobų aktyvumas. Keičiasi grūdų ir naftos savybės. Ir netgi kristalų. Po Bali piramidžių efekto tyrimais užsiėmė įvairiausių sričių specialistai. Tačiau lig šiol nepavyko išsiaiškinti šių reiškinių prigimties. Tikroviškiausiai įrodytas tik piramidžių formos poveikio faktas, turintis poveikį ir gyviems organizmams, ir negyviems daiktams. Tokio poveikio šiuolaikinė fizika negali paaiškinti. Paaiškinimas laukia matyt ateityje. Žinoma, tokią sudėtingą užduotį išspręsti mums kol kas sunku. Mes galime tik įmesti į bendrąją taupyklę keletą keistų piramidės efekto faktų, kuriuos, kaip sakoma, patyrėme savo kailiu. Nuo pat pirmųjų buvimo piramidėje minučių jaučiama didelė drėgmė. Rūbai akimirksniu persisunkia prakaitu. Prakaituoji taip gausiai, kad net nesupranti, iš kur tiek prakaito galėjo atsirasti. Na ką, einame toliau? Tuo pačiu pabūsime ir pirtyje. Taip, einame į sauną. Tai galima būtų paaiškinti didelių žmonių kiekiu mažose patalpose. Tačiau toks pat efektas yra ne tik Gizos slėnio piramidėse, kur lankosi daugybė turistų. Tas pat buvo ir tose piramidėse, kur lankėmės tik mes vieni. Pavyzdžiui, Medumoje, kur susidarė toks įspūdis, kad piramidė tarsi siurbia iš tavęs drėgmę. Pasirodo, kad tai nesubjektyvus įspūdis. 20-ojo amžiaus tyrinėjimai parodė, kad Egipto karšto klimato sąlygomis klintys piramidžių viduje išlaiko 80% drėgmės lygį. Lyg piramidės siurbtų drėgmę ne tik iš atsitiktinių lankytojų, bet ir iš žemės. Iš tolimosios Medumos piramidės patalpos viršaus krenta sniegas. Kai suvoki, kad virš tavęs geras 100 metrų akmens mūro, o išorėje daugiau nei 30 laipsnių šilumos, supranti, kad tai negali būti sniegas. Piramidė išsunkusi iš mūsų drėgmę, o iš drėgmės suformavusi vandenį, grąžina druskos pavidalo likučius. Jie ne tik sudaro sniego įspūdį, bet ir nusėda ant sienų. Čia mums net pietums užtektų. Nori paragauti? Vladislavas skundžiasi, kad jam trūksta mineralų. Ne, gal geriau neeksperimentuokime. Tikrai atrodo, kad sninga. Druska iš drėgmės, kurias piramidė siurbia ne iš lankytojų, o iš žemės, kaupiasi ir ant sienų, tik jau ne kaip šerkšnas, o kaip labai didelio tankio apnašos. Jos užpildo visus plyšius. Čia mūras, be jokio skiedinio. O čia? Taigi čia druska? Ne. O tu palaižyk. Druska matyti čia, o čia kažkas kitko. Ne, aš nelaižysiu. Čia jūsų eksperimentai.
Dašuros raudonosios piramidės viduje ant sienų ne druska, o kažkokios smalos pavydalo apnašos. Žinoma, jas galėjo padaryti šikšnosparniai, mėgstantys tokias tamses, didelės erdves. Tačiau šią versiją reikėtų patikrinti, nes apnašos turi keistas savybės. Šios keistos apnašos prasideda ne iškart nuo išsikišimo, o žemiau. Viršuje yra švari juosta. 6 cm pločio juosta. Ir taip ant kiekvieno bloko. Juosta tęsiasi vienodą liniją iki pat pabaigos. Ir ant sekančios tas pat. Susidaro įspūdis, kad apnašos atsiranda iš pačių sienų vidaus. Tiesiog iš klinčių. Dėmė išsiskyrė ir nutekėjo, ir vėl išsiskyrė ir nutekėjo. Piramidės verkia. Kita raudonosios piramidės keistenybė – stiprus amoniako kvapas. Iš kur jis čia atsirado? Nežinoma. Tačiau jo kvapas ir didelės drėgmės derinys yra labai nemalonus. Vienas mūsų operatorių vos neprarado sąmonės. O gal tu iš apačios filmuok geriau? Ne, aš jau bėgu iš čia. Jis vos nenusirito nuo 10 metrų aukščio laiptų. Aplamai, kaip bebūtų įdomu piramidžių viduje, o iš jų išeini su dideliu palengvėjimu. Laisvė. Labai gerai. Kaip puiku grįžti į laisvę. Kita išskirtinė piramidžių savybė – stipri vidinių patalpų ir koridorių akustika. Stipri akustika uždarose patalpose nėra kažkas ypatingo. Susidaro įspūdis, kad senovės meistrai tyčia stengiasi sustiprinti šį efektą ir tarsi stengiasi visos vidinės konstrukcijos garsus apjungti į vieną dažnį. Beveik kiekvienoje piramidėje galima rasti vietas, kuriuose išleidžiami garsai priverčia atsiliepti jiems. Ir aidas trunka ne mažiau keletos sekundžių. Labiausiai šis efektas pastebimas didžiojoje piramidėje. Jis stipriai rezonuoja viename 438 Hz dažnyje. Neretai karališkoje patalpoje galima sutikti žmonės, kurie prideda rankas prie sienos, užsimerkia ir pradeda gausti, pasinerdami į transo būseną. Jei susirenka visa medituojančiųjų grupė, tai jų gaudimo garsas prasiskverbia į visas patalpas ir koridorius. Atrodo, lyg kažkur iš viršaus sklinda kažkokios melodijos. Nepasakyčiau, kad tai buvo kažkokie originalūs eksperimentai. Cheopso piramidės rezonuojami dažniai labai artimi dažniams, kuriuos lengvai skleidžia žmogus. Ir kada atsidūrėme karališkoje patalpoje, kaip ją vadina, mes pradėjome, taip sakant, gausti, skleisti žemo dažnio garsus. Gana greitai susivienijome į tam tikrą dažnį. Vyriškiams balsams aišku lengviau. Šis garsas puikiausiai atspindimas aplinkos erdvėje. Netikiu, kad tai ypatinga piramidės savybė. Galima pamėginti bet kurioje uždaroje patalpoje, kurios sienos tvirtos ir gerai atspindi garsą. Nepaisant to, akivaizdus faktas. Psichologinis šio garso poveikis labai aštrus. Viskas aplink gaudžia. Garsas, kurį tu išleidi, tiesiog suspaudžia krūtinės ertmę. Jis išsikraipo. Atsiranda tokių garso iškraipimų, kad atrodo pats tame dalyvauji. Labai stiprus psichologinis poveikis. Tačiau nemanau, kad tai kažkas ypatinga. Tokių eksperimentų metu pasijunti tuo pačiu pirmykščiu žmogumi, neandertaliečiu. Tik ne prieš transformatorių, o jo viduje, arba lyg kažkokio kitokio neaiškios paskirties įrenginio viduje. Laikoma, kad šie akmenys buvo skirti užkirsti kelią, neleisti praeiti. Tačiau jie niekada nebuvo nuleisti žemiau. Čia stovėjo tiesiog kiti blokai. Taip vadinamas priešangis. Aplamai, visa konstrukcija primena techninės paskirties įrenginį.
Tarp kitko, versija, kad didžiosios piramidės turėjo kažkokią techninę paskirtį, visiškai nenauja. Piramidė veikia ir kaip transformatorius. Lyg didelis padidinamasis stiklas, jie traukia Žemės energiją, ją keičia į kitokį energijos pavidalą ir kažkur siunčia. Daug kas šioje prielaidoje nepaaiškinama, tačiau akivaizdu, kad visa konstrukcija toli gražu neatsitiktinė ir kiekvienas jos elementas turi gana konkrečią paskirtį. Pasak senovės legendų, didžiosios piramidės viršūnėje buvo įtaisytas nukritęs iš dangaus akmuo, taip vadinamas benbeno. Kas tai buvo per akmuo ir kur jis dingo, nežinia. Technogeninės versijos požiūriu tai buvo spinduliavimo įrenginys arba siųstuvas, kuris siuntė surinktą energiją tam tikrą nustatytą kryptimi. O istorikai teigia, kad tai buvo paprasčiausias akmuo, taip vadinamas permidionas. Bet nei vienoje iš didžiųjų piramidžių, kurias pastatė senovės dievų civilizacija, permidionas taip ir nebuvo atrastas. Didelė sėkmė ir savo versijos patvirtinimu istorikai laiko tai, kas dabar yra šalia rytinės raudonosios piramidės sienos. Čia pastatytas neva permidionas, kuris anksčiau buvo raudonosios piramidės viršūnėje. Žiūrint iš arti, matosi, kad jis suklijuotas iš atskirų gabalėlių. Tiesiog turistų poreikiams. Apžiūrėjus akmenį, matosi, kad nėra nei vienos senos nuolaužos su kampinėmis briaunomis. Nuolaužų kraštai nesutampa viena su kita. Tai reiškia, kad nuolaužos buvo visai ne viršūnėje, o galėjo būti iš bet kurios piramidės vietos. Pats viršutinis sluoksnis aplamai padarytas iš klinčių visai neseniai. Tai byloja ir jo spalva, ir paviršiaus faktūra. Akivaizdus falsifikatas. Greičiausiai tikrasis permidionas arba benbenas ir nuo raudonosios, ir nuo didžiosios piramidžių dingo visiems laikams. Sekantis neaiškus elementas – didžiosios piramidės koridoriai. Pati galerija dėka savo laiptuotų lubų primena milžinišką rezonatorių, kuris iškart atsiliepia į bet kokius virpesius ir juos sustiprina. Konstrukcijos kokybė akivaizdžiai rodo, kad bet kuri jos detalė visiškai neatsitiktinė ir turėjo tam tikrą paskirtį. Iš dviejų pusių padaryti pagilinimai. Maždaug 20 cm gylio. Kam jie buvo reikalingi, niekas nežino. Pagilinimai panašus į kažkokių konstrukcijų detalių tvirtinimo vietas. Bet kokių detalių? Šiuolaikiniai archeologai aptiko tuščią patalpą. Apatinė koridoriaus dalis buvo beveik užkimšta akmens nuolaužomis. Jos galėjo atsirasti tik iš viršutinės dalies. Tie, kas pateko į piramidę senovėje ir pamėgino prasibrauti į karališkąjį kambarį, ardė pastojusią kelią konstrukciją ir mėtė nuolaužas žemyn. Dabar tos nuolaužos guli piramidės papėdėje šiukšlių krūvoje, kur jas išnešė archeologai. Ar kas galės čia rasti atsakymą į klausimą, kas vis dėlto buvo rasta didžiojoje galerijoje? Kol kas rasti atsakymo niekas nemėgino. Čia pat slėnyje dar viena neatskleista paslaptis. Netoliese nuo didžiosios piramidės tiesiog oloje iškirsti tuneliai, kurie tiksliai atkartoja piramidės vidinės konstrukcijos dalį. Atkartoja ir aukštyn ir žemyn einančių koridorių struktūrą. Istorikai mano, kad juos iškirto senovės egiptiečiai kaip būsimos piramidės modeliai. Ši dalis lyg žemutinis koridorius. Lygiai tie patys matmenys. Iškirstas uoloje. Daryti kažkokį maketą, kirsti uolą, vietoje to, kad visą tai tiesiog surinkti iš blokų, visiškai nelogiškas sprendimas. Kam tai reikėjo daryti, nesuprantama. Greičiausiai mėgino kažkokį mechanizmą. Bandė, kaip veiks tie koridoriai. Čia darė mėginamuosius bandymus, testavo. Dar viena šios konstrukcijos mislė – vertikalūs šuliniai. Štai vertikalus šulinys, kurio didžiojoje piramidėje sako, kad nėra, arba taip tik manoma. Čia jis yra, bet piramidėje viską dengia granito kamštis ir neįmanoma patikrinti. Gal po jo šulinys ir yra?
Pasak vienos versijos, čia buvo tikrinamas granito kamščio efektyvumas. Jo dėka kvarco kristalai gali atlikti piezoelemento funkciją, transformuoti mechaninę įtampą į elektromagnetinės bangas. Egiptas yra geologinių lūžių teritorijoje ir žemės drebėjimai čia neretenybė. Bet koks žemės drebėjimas – tai galingas seisminių bangų šaltinis, tos pačios mechaninės energijos šaltinis. Ir tą energiją piramidės paverčia arba konvertuoja į kažkokią kitokią energijos būseną. Bet ir ramiu metu žemės pluta jaučia mechaninę įtampą. Uolos net ir iš toli skleidžia traškesį. Žmogaus ausiai jis negirdimas, tačiau pastoviai kelia seisminį triukšmą. Ir tokio triukšmo intensyvumo matavimai skirtingose piramidžių ir jų apylinkių vietose duoda keistus parodymus. Blaiviai mąstant, ir piramidėse, ir jų apylinkėse mes turėjome stebėti triukšmų amplitudės sumažėjimą. Stebėjimų rezultatai pasirodė priešingi. Tam tikri dažniai paintensyvėjo net 10 kartų. Kodėl taip vyksta, nepaaiškinama. Šis reiškinys gali byloti apie tai, kad piramidės yra tam tikri statiniai, sustiprinantys dažnius sąveikos su aplinka dėka. Piramidė veikia, o gal ir toliau veikia, kaip tam tikras technikos įrenginys, kuris surenka planetos gaminamą energiją mums nežinomos technologijos principų. Šios technologijos svarbi detalė, taip vadinami sarkofagai. Akmens dėžės, kurios buvo statomos tam tikrose konstrukcijos vietose. Dabar didžiosiose piramidėse liko tik 2 sarkofagai. Bet jie visiškai tušti ir niekas nežino, kas juose buvo anksčiau. Tai, kad sarkofagų paskirtis netokia jau paprasta, byloja 2 tokios pačios dėžutės abusyre. Kam ir kodėl prireikė padengti jau nupoliruotą granito paviršių įspūdingu alebastro sluoksniu? Į galvą ateina tik fantastiškiausios versijos. Kas čia per apdaila? Tinko sluoksnis. Gipso? Nesąmonė. Gipsas. Alebastras? O kam? Vat ir suprask tuos egiptiečius. Gipsu nutinkuota labai kruopščiai. Gipsas sudaro granito eketėje vidinį įklotą. Sutikite, labai panašu į nežinomos technologijos kondensatoriaus sandarą. Ta pat galima pamatyti ir didžiajame sarkofage, jei pažvelgsime pro plyšį po dangčiu. O gal tai aplamai ne sarkofagas ir ne kondensatorius? Gal tai teleportacijos įrenginys, skirtas persikelimui į kitą mūsų visatos vietą arba aplamai į kitą erdvę ar laiką? Gal būtent todėl atrasta tiek daug tuščių sarkofagų? Kad ir kaip keistai tai beskambėtų, panašių versijų atmesti nederėtų. Ta pati nežinoma mums technologija galėjo inicijuoti piramidžių papėdėje visą eilę taip vadinamų šventyklų statybą. Bet ar tai tikrai šventyklos? Pavyzdžiui, kam čia reikėjo pastatyti milžinišką akmenį, kurį archeologai vadina stela? Kas čia per stela, ant kurios nėra nė vieno rašmens? Pasak Denikino, tai yra simboliniai kitų pasaulių raketų modeliai. Jos neva čia kažkada stovėjo, o pati šventykla neva buvo jų raketodromas, paleidimo vieta arba angaras. Jei žiūrėsime į piramidės kaip į energijos šaltinį, stelos galėjo būti jų valdymo įrenginiais. Lyg tam tikras kamertonas, kuris nustato tam tikrus mums nežinomus dažnius, sklindančius į šventyklų pusę. Spinduliavimas iš čia gali sklisti į piramidės vidų, į jos patalpas ir reguliuoja visą milžiniškos konstrukcijos процесса. Самое такое озадачивающее впечатление произвели
Labiausiai intriguoja idealiai lygios grindys Serkafo ir Cheopso piramidžių papėdėse. Grindinys padarytas iš bazalto. Išlygintas ne šiaip sau lygiai, bet idealiai. Kas keisčiausia, kad blokai, iš kurių padarytas grindinys, visiškai netaisyklingos formos. Ir nepaisant to, jie vienas su kitu sujungti kelių mikronų tikslumu. Tai labiau primena tam tikros mikroschemos mozaikinę kristalų sudėtį, nei šokio aikštelę ar religinių apeigų vietą. Versija, kad aplink piramidės esančios šventyklos gali būti tam tikro įrenginio elementai, netokia jau absurdiška. Tam tikra energijos rūšis galėjo būti apdorojama ir perduodama. Egipto didžiosios piramidės buvo pastatytos ne šiaip sau. Jos turėjo atsipirkti. Yra 7 piramidės mums gerai žinomos. 3 iš jų yra Gizoje. Jei manytume, kad tik viena iš jų buvo skirta kažkokiam perdavimui, transliavimui, tai juk užtektų ir vienos. Juk pajėgų piramidės statybai reikia milžiniškų. Net jei manytume, kad tų laikų technika buvo pažangesnė už mūsiškę, vis tiek reikėjo daug pastangų. Ir jei jau buvo jos pastatytos tokioje vietoje kaip Gizos slėnis, ir dar ne viena, o visos 3, peršasi mintis, kad tai buvo ne šiaip sau. Asociacija tokia, kai mes žiūrime į kažkurios šalia piramidės esančios šventyklos planą, ypač jei tas planas nupieštas kompaktiškai, mažu masteliu. Techniniu požiūriu ši schema primena mikroschemos modulį. Įėjimai, išėjimai, stiprintuvai, tristoriai ir taip toliau. Piramidę galima laikyti kaip tam tikrą energiją priimantį įrenginį. Šventyklą šalia piramidės kaip keitiklį. O kelią nuo viršutinės šventyklos iki žemutinės kaip varžą. Apatinį kaip irgi tam tikrą keitiklį. O pačią Nilo upę, prie kurios pastatyti visi šie įrenginiai, kaip bendrą kabelį. Išeina paprasta schema, netgi makroschema, kur viskas veikia suderintai, kartu ir atlieka bendrą užduotį. Tai gali būti tam tikras geokompiuteris, kuris savo milžiniškų elementų dėka atlieka jam skirtas užduotis. Kokios tos užduotys, nesiimu spręsti. Prisiminkime, kad senovės piramidės yra ne tik Egipte. Ar jos susijusios tarpusavyje ir su savo Egipto seserimis? O jei ryšys vis dėlto yra, tai kokia jo prasmė? Kas gali rasti atsakymą į šiuos klausimus? Vargu ar koks tyrinėtojas pasiryš pakeisti visus savo gyvenime susiklošiusius požiūrius. Tokių buvo, bet labai mažai. Sunku žvelgti ir pamatyti kažką naujo dešimtmečius studijuotoje medžiagoje. Mes dar tik pačioje kelio pradžioje. Ieškome atsakymų į klausimus, kurie visiškai nesutampa su šiuolaikine pasaulėžiūra, su pasaulėžiūra apie praeitį, dabartį ir ateitį. Ieškoti atsakymo į didžiosios piramidės klausimus derėtų ne istorikams, o įvairiausių kitų mokslo sričių specialistams. Pamėginkime praeitį įsivaizduoti tarsi paveiksliuką iš mozaikos. Paveiksliukas buvo ir paskui subyrėjo. Ir dabar kai kas mėgina surinkti iš tų skeveldrų tą patį paveikslą, koks jis buvo iš pradžių. Praėjo laikas, kažkokios skeveldros pasimetė. Ir kaip dailininkas besistengtų, jam nepavyks pilnai atgaminti viso paveikslo.
Su istorija lygiai tas pats. Mėginame atgaminti praeities paveikslą iš kažkokių tai nuolaužų, kurios mus pasiekė faktų pavidalu, tokių kaip tos pačios piramidės, šventyklos ir taip toliau. Ir priklausomai nuo to, kaip mes įsivaizduosime trūkstamas dalis, tokį paveikslą ir gausime. Jei egiptologai įsivaizduoja tik vieną paveikslą, kuriame senasias piramides statė senovės egiptiečiai, neprisileisdami net minties, kad jas statė kažkas kitas, tai jie ir turės paveikslą, kuriame piramides statė senovės egiptiečiai. Jei įsivaizduosime, kad jas statė senovės civilizacija, bus kitas paveikslas. Svarbiausia tai, pas ką liks mažiau tos mozaikos nuolaužų. Kitaip sakant, pas ką liks mažiau nepaaiškinamų faktų. Ir deja, išeina, kad senovės civilizacijos versijos šalininkų pusėje lieka žymiai mažiau nepaaiškinamų faktų. Uždraustos istorijos temos. Išvertė ir įgarsino Naglis.